Ir išprovokuoja pirmąją Gagičiaus pražangą, labai trumpa šiandien jų rotacija ir sakyčiau, kad netgi visiems žaidėjams galbūt reiktų kažkiek privengti pražangų. Ir pirmieji rungtynių taškai, kuriuos pelno Matas Jogaila. Dažnai norisi, kad virstų realybę. Jogaila kol kas vienintelių šeimininkų taškų autorius šį vakarą prideda ir penktąjį tiek savo atstovaujamai komandai. Bet parodo, dėl ko komandos rizikuoja su juo ant tritaškio linijos. Jogaila parodo Kalaitsakiui, kaip tai daroma. Ir abi komandos žaidžia rezultatyvę atkarpą. Jogaila dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai Matas Jogaila. Žemaitis į baudos aikštelę. Geras perdavimas Matui Jogailai. Šis jau buvo pasiruošęs metimui. 6 iš 6 atkarpa po tokio prasto starto. Čia išvengia pražangos Kovliaras, bet neišvengia taškų panevėžiečiai. Mažai kontakto Wolves Twins bet atakos metu. Jogaila žaidžia puikias rungtynes šį vakarą. Pernelyg džiaugtis neskuba. Tikėtina, kad ten viduje ta emocija daug ryškesnė ir stipresnė. Matas Jogaila pataiko 5 savo tritaškį šį vakarą. Na, laiko jau nebelieka tiek ir daug. Taip, 14 taškų šiuolaikinėme krepšinėje gal ir nereiškia daug, bet reikia pradėti žaisti jau dabar čia vėl. Jogaila su kamuoliu atšoka. Wow. Matas Jogaila. Mitraušavičius visiškai laisvas. Ten stepauto gynybą taiko Vilkai. Čia Matas Jogaila, 25-asis jo taškas.